Alytaus gido video peržiūros perkopė 1 milijoną. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Paskutiniu metu visuomenė sunerimusi dėl jaunimo nejudraus gyvenimo būdo, nutukimo ir kitų su tuo susijusių problemų. Tačiau šiuolaikinės technologijos užvaldė ne visus, sportuoti norinčių tikrai yra. Tad Alytaus gidas nusprendė pasižvalgyti, kokios sąlygos mūsų mieste sudarytos aktyvų gyvenimo būdą propaguojantiems žmonėms. Populiariausia sporto šaka Lietuvoje krepšinis, tad kokios sąlygos sudaryto žaisti šį populiarų žaidimą. Paskutiniu metu aikštelių atnaujinimo darbai juda į priekį ir juose gausu norinčių sportuoti. Bene geriausia vieta sportuoti Alytuje šalia Adolfo Ramanausko vanagoje esantis aikštynas. Atvykę filmuoti sutikome 2 jaunuolius, kurie buvo išprašyti iš krepšinio aikštelės, nors ji tuo metu buvo laisva. Vaikinams paaiškinta, kad aikštelė ugdymo metu priklauso mokyklai, tai pažymėta ir šalia aikštyno esančiame stende. Nesąmonė yra, nes jūs pagalvokite dabar patys, ateini laisva aikštelė rudų, dar reikia džiaugtis tuo visų, gražiu oru, tuščia aikštelė, nė vieno žmogaus negali įmesti krepšį į savo kamuolį. Tai pagalvokit patys, ar jiems gaila to metimo, kad už tos mokesčių mokėtų čia ES pinigus, dieve, kad būtų kažkokios pamokos, dar kažkas, nežinau. O kas jūs išvijo? Ta prižiūrėtoja, Aš nežinau, gal eitumėm, suderintumėm su tais mokytojais, gal kažką leistų, bet aš nesuprantu, ar jiems gaila, ar kas ten yra, nežinau. Ir kur dabar eisit? Prie kolegijos. Kolegija, kiemai daugiabučių, kur tinkliukas bus pakabintas. Nors čia labai gera aikštelė. Tai gera čia, bet kad matot kaip čia. Adolfo Ramanausko vanago aikštynė vakarais netelpa visi norintys žaisti, tačiau kitos mokyklos pasigirti tokia kokybiška aikštė negali. Aikštynai tokie, kaip mokyklos atidarymo dieną, o štai toks vaizdas išplito socialinėme tinkle. Prie Švento Benedikto gimnazijos nulenktas krepšinio lankas. Čia jie kiek žemesniniai turėtų būti, todėl šoklesni gali įdėti iš viršaus, o dėl nekokybiško metalo šie greičiausiai ir nulinko. Suprantama, kad viskam lėšų neužtenka, bet regis tokia smulkmena kaip 4 eurus kainuojantis krepšinio tinklelis tikrai neturėtų būti problema įsigyti mokyklai. Taip, tai nesudėtingas dalykas, bet kažkada ir aš kaip mokiausi, tai kamuolį mėtėm į paprastus lankus ir tinklelio beveik nereikėjo, juk taiklumas nuo to nepagerėja. Bet tinkleliai čia nedidelė problema, jūs galime spręsti. Taip, pas mus nebuvo, aš irgi pastebėjau šitą dalyką. Teko matyti, kai vaikai mėto krepšinio kamuolį, jeigu pataiko, kamuolys skrieja tikrai labai toli, tai yra nepatogumas ir galų gali net ir nesaugu, kamuolys gali bet kur atsidurti, todėl nusprendėme, kad ir mes prisidedame prie šios gražios akcijos. Mokyklų vadovai sureagavo, tinkleliai užkabinti ir prie Vidzgirio ir prie Likiškėlių mokyklų. Mūsų mokykla turi kaip ir pastato fasado išorės renovacijos projektą, yra ir mokyklos aikštynų renovacijos projektas, mes laukiame finansavimo ir tikimės, kad keletą metų laikotarpį mokyklos aikštynai bus kur kas modernesni ir dar labiau trauks bendruomenės. O jei taip atvirai, tai čia prie mokyklos esanti erdvė pagal savivaldybės pažadus turėtų būti kitame etape, matyt, sekančiais finansiniais metais atnaujintos šitos aikštelės ir vėl jos skirtos visiems šitam mikrorajone gyvenantiems žmonėms. Kol kas dar tinkamas oras žaisti krepšinį lauke, tačiau Likiškėlių mokyklos direktorius Donatas Vasiliauskas kviečia nemokamai pasinaudoti sporto sale. Kokia būtų tvarka norint sportuoti viduje? Reikėtų, aišku, kreiptis į mokyklos administraciją, pasižiūrėti, koks yra salių užimtumas ir radus tinkamą laiką galima tikrai susitarti. Jotvingių ir Vidzgirio mokykla turi kuo pasidžiaugti. Spalio 4 dieną oficialiai bus atidarytas stadionas. Juo galės naudotis ne tik sportininkai, bet ir bendruomenė. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.